Pranešimo savo antraštėj pasirinkau citatą. Dabar neišduosiu, kas ją pasakė, bet pranešimo pabaigoje jūs pamatysite. Vienas labai svarbus miesto valdininkas yra pareiškęs dar prieš 20 metų, tokią yra užprognozavęs, kaip čia pasakyti, šitai aikštei ateitį. Citata tiksli, nežinau kiek tiksli, jinai buvo miesto spaudoje ir spausdinta buvusio. Geriausia aikštė yra tokia, kuria yra pilna automobilių. Tai štai toks yra moto arba kredo, nuo ko aš noriu pradėti šitą pranešimą. Ir tada panerti jūs šiek tiek į praeitį, kad vis dėlto suprastumėme visi vienodai galbūt, nes čia ir yra turbūt problema susikalbėjimo, kad mes nevienodai vertiname tos pačius dalykus, nevienodai vertiname tos pačius įvykius, kad visi vienodai suprastumėm, apie ką mes kalbame. Tai štai kaip viskas atrodė prieš Antrąjį pasaulinį karą, tokių atvirukinių vaizdų yra pilnas internetas, tai tikrai galima jų rasti ir pasižiūrėti, prisitraukti, kokie gražūs buvo namukai ir taip toliau. Bet šitas pranešimas yra apie tai, kad ir pagrindinis, ko gero, šito pranešimo teiginys yra tai, kad mes žiūrime į šitą erdvę kaip į aikštę, užsidėję sovietinius sakinius, nes sovietmečiu buvo suprojektuota kaip aikštė. O mano teiginys, kurį aš bandau jums šiandien pasakyti, yra toks, kad į šitą erdvę reikia žiūrėti taip pat, kaip mes žiūrime į senamiestį, į tą miesto dalį, kuri yra kairiajame Danės krante. Kodėl taip reikia daryti? Todėl, kad vienas dalykas, mes čia turėjome, jeigu mes pasižiūrime į tą istorinį užstatymą, į sklypų dydį, į užstatymo intensyvumą, į pastatų aukštį, į visą mastelį, tai mes suprantame, kad šita erdvė, konkreti erdvė, kurioje yra atgimimo aikštė, jinai buvo plėtojama pagal senamiesčio principus, ne pagal tuos principus, pagal kuriuos yra plėtojamos likusios miesto dalys aplinkui, tai yra Liepų gatvė, Daukanto gatvė ir taip toliau. Tai yra senamiesčiui būdingas, reiškia, tas, kaip čia pasakyti, toksai erdvės suvokimas, jis yra kartojamas šitoje miesto dalyje. Kodėl taip yra? Dėl istorinių priežasčių, aš apie tai nesiplėsiu. Ir kodėl mes nežiūrime į tą, reiškia, atgimimo aikštę kaip į dalį senamiesčio, tam yra irgi istorinės priežastys. Deja, bet sovietmečių paminklosauginikai padarė paslaugą tokią, kad apibrėžė, kas yra senamiestis, nubrėžė liniją per Danės upę. Ir tokiu atveju mes turime suprasti, kad vartai į senamiestį yra ne Biržos tiltas, vartai į senamiestį yra štai šita aikštė, kurios šiandien nebėra, kuri turėjo pavadinimą Aleksandro aikštė neoficialiai, tai yra dabartinė Liepų ir Herkaus Manto gatvių sankryža. Tai ir buvo vienintelė aikštė, labai tokia nedidelė, reiškia, kuri egzistavo šitoje erdvėje iki Antrojo pasaulinio karo. Šiaip čia buvo sklypai, jų viso buvo 18, 5 užstatytose kvartaluose, kur buvo gyvenamieji, komerciniai, valdžios įstaigų ir kitų korporacijų valdyti sklypai. Na, čia keli planai, kad jūs suprastumėte, kaip tai atrodo. Uždėjau tiesiog dabartinės svarbiausios dominantės ant kelių istorinių Klaipėdos planų. Tai matote 19 amžiaus vidurys, ar ne? Čia yra muzikinis teatras dešinėje, kairėje matome Rotušę, Klaipėdos viešbutį ir KRD. Ir štai senasis užstatymas, tai štai taip įsiterpęs, reiškia, kur matome, kad tikrai palyginus su erdvėmis aplinkui, čia yra visiškai senamiestinis, reiškia, užstatymo pobūdis. Lygiai tas pats yra 20 amžiaus kadastrinėme žemėlapyje, lygiai ta pati situacija, tai yra maži nedideli sklypeliai, kurie iš esmės diktuoja požiūrį į šitą erdvę kaip į tam tikrą dalį senamiesčio susijusią su senamiesčiu. Ta erdvė yra išfotografuota, labai daug yra nuotraukų, tai čia yra tik tai keletas. Štai viena Biržos gatvės išklotinė jums parodyta, reiškia vienos pusės, lygiai taip pat galima parodyti kitos pusės Biržos gatvės išklotinę, žodžiu, kiekvieno faktiškai pastato, kuris čia stovėjo fasadus, mes galime pamatyti nuotraukose, atvirukose ir taip toliau. Na ir aišku, jeigu nueitumėm į dabartinį senamiestį, taip vadinamą, tai yra į tą kitą Danės upės pusę, tai pamatytumėm, kad ten yra iš esmės labai panašus užstatymas, tai yra tokio pat aukščio, tokio pat tūrio pastatai, tokios pat stilistikos pastatai,
tai kitaip sakant, reikėtų labai didžiuliai jungti fantaziją, norint suprasti didįjį skirtumą tarp tos miesto dalies, kur yra vienoje upės pusėje ir kitoje upės pusėje. Dabar kas vyksta su šita visa miesto erdve, tai žinote, kad Antras pasaulinis karas, 44 metų rudenį nukenčia nuo bombardavimų, bet dar vienas mano teiginys, kad pagrindinis šito pranešimo yra tai, kad ne tiek per karą čia buvo sugriauta, kiek pokariu. Ir tas procesas prasidėjo 45 metais ir jisai tęsiasi, nežinau, ar jis baigėsi 85 metais, tikriausiai baigėsi, bet 40 metų vyko griovimas. Kas buvo tos struktūros, kuri buvo prieš karą, tai tas griovimas be abejo buvo susijęs su griuvėsių valymu, kuris vyksta po karo, tada yra atskiri pastatai dar lieka, tada yra suformuojama Lenino aikštė, tada yra statomas Klaipėdos viešbutis, kiekvienas šitas aktas pareikalauja griovimo. Ir faktiškai mes turime tokią kaip ir dykrą suformuotą, nes sunku pasakyti, kas yra vis dėlto, ką norima padaryti šitoje miesto erdvėje, ką sovietiniai architektai yra sumanę, bet jau 75 metais dokumentuose vis dėlto mes matome tokią kitos stovyklos architektų poziciją, apie tai prie to aš dar grįšiu, kad nežiūrėkime į šitą erdvę kaip į aikštę, kurią dar labiau reikia plėsti, žiūrėkime į ją kaip į dalį senamiesčio. Prie to dar grįšiu. Na, kelios nuotraukos vėlgi, kurios rodo vaizdus, tai ką aš kalbu, kad suprastumėt, kad kalbu rimtai, iliustruoju viską savo pranešimą paveiksliukais, tai čia yra nuotraukos darytos 44 metų rudenį, kurios vyksta po bombardavimo. Mes matome, kad pastatai likę visi, bet yra fasadai nukentėję, stogų nebėra ir taip toliau, baisi padėtis. Reiškia, štai tokia padėtis yra dar 44 metų rudenį, mes turime visą tankį išlikusi. Čia yra stop kadras iš kino kronikos, kur vėlgi matome, kad styro visų pastatų likučiai. Na ir toliau mes kūrėme naują miestą ir visą tai griauname. Ir po truputį, reiškia, vyksta griovimo darbai, kurie galiausiai mus atveda į štai tokią situaciją, kad yra sukuriama neaišku kas. Nes 48 metais šita erdvė pavadinama Tarybų aikšte, bet aikštės čia dar nėra. Yra visa virtinė pastatų, kurie yra šitoje aikštėje ir kurie tik po truputį yra griaunami. Paskutiniai 81 metais yra nugriaunami. Štai stovėjo vienas Luizės gatvės pastatas, dar iki 67 metų vienas pats tiesiog stovi. Tai tokia yra situacija. Reprezentacinė atseit miesto aikštė yra sukuriama. Tada jinai yra suprojektuojama Leninui, atvežamas Leninas pastatomas, na ir jisai čia stovi, kaip žinote, 15 metų, paskui Leninas yra išvežamas ir aišku, tam, kad tą Leniną pastatyti, tam, kad jį apstatyti tinkamai, sovietiniai architektai sukūrė štai šitą šedevrą, dėl kurio teko nugriauti pastatą, kurį matote kairėje pusėje, tai yra gaisrinė. Gaisrinė, beje, čia maždaug ir pastačiau tą nuotrauką toje vietoje, kur buvo jinai. Tai dabar štai yra sukūriamas daiktas, kuris yra proginis, kuris atlieka funkciją tik tai tada, kada reikia pamitinguoti. Nieko ten nevyksta, tai yra tuščia, dyka erdvė miesto centre. Ir kada šita Lenino aikštė jau yra projektuojama, čia yra citata iš tuo pat metu rengto Klaipėdos senamiesčio regeneravimo projekto, kur architektai rengiantys šitą projektą aiškiai parašo, kad Tarybų aikštė turėtų užtekti jau esančio kultūros rūmų bokšto ir pačią aikštę matomai reikėtų mažinti, statant naujus pastatus aikštėje, o ne ją didinti, kaip buvo planuojama tuo metu. Jau 75 metais tai yra rašoma. Bet nebuvo išgirsta tuo metu, aikštė buvo suprojektuota, Leninas atsistojo, žodžiu, viskas taip, kaip priklauso. Na ir ką aš čia bandau pasakyti, iš esmės bandau pasakyti, kad jau nuo šito 75 metai turbūt yra labai aiškus atskaitos taškas, kai mes galime matyti aiškiai dvi architektų pozicijas Klaipėdos mieste susiformavusias. Viena pozicija sako, kad reikia turėti vis dėlto gyvą erdvę, o tam, kad jinai virstų gyva, tai reikia atkurti jos ryšius dirbtinai nukirstus su kitomis istorinėmis miesto dalimis, tame tarpe senamiesčių.
reiškia, tai yra mažinti, išlaikyti ją tokią, kaip yra kvartalai senamiestyje ir visas užstatymas. Kitagi sako, kad čia mes kūrėm naują Klaipėdą, kad šita aikštė nieko bendro su senamiesčiu neturi, kad reikalinga mums reprezentatyvi aikštė, bet aišku, tokiu atveju jinai vaidina kažkokį vaidmenį tik susirinkimų, mitingų metu ir viskas. Tai štai dvi pozicijos ir tiesą sakant, kada išvežamas Leninas į Grūto parką, atrodo, kad ta pirmoji pozicija pradeda laimėti. Atrodo, kad atsiranda vis daugiau, garsiau yra kalbama, kad gal reikia iš tikrųjų tą pirmąjį scenarijų reiškia pradėti, nes tai yra vis dėlto sovietinė miesto erdvė, yra toks desovietizavimo planas sugalvojamas, kažką reikia daryti su ta aikšte, apie tai dar turbūt kolega kalbės šiek tiek plačiau, bet to pirmo plano vis niekaip nepradedama gyveninti. Viskas, kas yra padaroma, yra iškabama, pakeičiama, Atgimimo aikštė tampa. 95 metais pavadinimas sufleruoja patį idėjos turinį, ką yra bandoma padaryti, pakeisti sovietinę erdvę kažkuo, kas simbolizuotų atgimimą, bet to plano vis yra nepradedama gyveninti, nes jis vis yra kvestionuojamas tokiu nepaneigimu atseit argumentų, kad jūs siūlote dalykus, kurie nieko bendro su realybė neturi. Tos senosios Klaipėdos čia nebėra, mes jau turim visai kitą miestą. Tai apie ką jūs kalbate žmonės, čia aš apie tuos architektus, kurie priklauso pirmajai grupiai. Ir tada, iš esmės, aikštės visas desovietizavimas, jisai vyksta labai įdomiai. Mes toliau mitinguojame šito aikštėje, toliau rengiame ritualus, net vasario 16 švenčiam, Lenino aikštėje, tiesa be Lenino, reiškia, mes toliau, net yra tokių pasiūlymų paminklų statyti šito aikštėje, vietoj Lenino, Vydūną, pastatykime, buvo, jeigu atsimenate, reiškia, taigi iš esmės pati erdvė užkonservuoja sovietinį elgesį su šita erdve, desovietizavimas joks nevyksta, o tie, kurie siūlo desovietizuoti, tie, kurie siūlo kažkokiu tai būdu atkurti šitos erdvės ryšių su senamiesčiu, jie dėja yra nukišami kažkur tai kaip lunatikai, kurie šneka nesąmonės, nes kaip galima atkurti tai, ko nebėra. Ir tada 2000 metais patvirtintas detalusis planas padaro labai įdomų dalyką. Jis paima to pirmojo scenarijaus pagrindinę idėją, kad reikia užstatyti aikštę, bet nepasiūlo to charakterio, kuris yra būdingas senamiesčiui. Tai yra, aikštė yra suskirstoma į sklypus tam tikrus, bet tie sklypai yra tokio dydžio ir taip yra suprojektuota, kad iš esmės su ta pirmąja idėja tai nieko bendro neturi. Visi bandymai sužinoti, kuri pusė yra teisingesnė savivaldybės, patiria fiasko, mano nuomonė, visos apklausos, įskaitant 13 metų, kur buvo supelnti vieną du absoliučiai nesusiję klausimai. Klaipėdiečių buvo klausima, ar pritarėte Atgimimo aikštės rekonstrukcijai ir požeminės aikštelės įrengimui. Kaip vienas susijęs su kitu, nežinau. Antra apklausa buvo 15 metais, kur visas savivaldybės iniciatyvas pastatyti šitoje vietoje savivaldybę ar dar kažką tai nukautavo vėl miestiečiai, kur pasakė, tiesa tik 497 dalyvavo, kurie pasakė, kad nieko čia nereikia statyti, reikia tiesiog palikti tą aikštę. Ir tada mes turime situaciją, kur yra daugybė publikacijų spaudoje, ką daryti su aikšte. Ir turime citatą, kurią aš panaudojau savo pranešimo paantraštėj, geriausia aikštė pilna automobilių. Citatos autorius Almantas Mureika, kuris nuo 91 metų buvo miesto vyrarchitektas, o šiuo metu vadovauja Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritoriniam skyriui. Tai yra citata, kurią jis pasako 2005 metais ir turbūt tai daug ką pasako. Ačiū uždėmesi.